Pradėsim nuo padėties ant 4. Įsitaisom, kad delnai būtų tiesiai po petimis, o keliai tiesiai po klubais. Ir pirmas pasitikrinam, kad galva aukščiausias taškas. Ir pirmas judesys yra įkristi tarp menčių. Alkūnės lieka tiesios, mes tiesiog suvedam mentis ir po to išsistumam, padarydami nedidelę kuprelę, apkabindami mentimis nugarą. Ir darom 10 pakartojimų pirmyn atgal. Kvėpuojam laisvai. Gerai, sustojam per viduriuką ir dabar darysim dubens pavertimus. Verčiam dubenį ant kojų, pilvą keliam aukštyn ir grįžtam jį atgal į neutralią padėtį. Ir darysim tik dubens pavertimą, tik juosmeninės dalies lenkimas vyksta. Verčiam dubenį, juosmenį, išilginam šitą dalį, sulenkdami ir ištiesiam. Pilvas kyla aukštyn. Įtempiam, pritraukiam, bandom pritraukti pilvą prie nugaros. Jis traukiasi gilyn, įsitempia ir tik apatinė juosmeninė dalis. Viršus kol kas nieko nedaro. Dar 3 pakartojimai. Paskutinis. Gerai, sustojame neutraliai. Ir dabar darysim pilnus katinus. Tai versim dubenį, lenksim juosmenį, krūtinę, kaklą, galvą. Įkvėpsim šitoj padėtį. Iškvėpimu išsitiesim. Vėl įkvėpiam. Iškvėpimu dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva. Įkvėpiam. Iškvėpimu grįžtam į neutralę. Kartojam dar 5 kartus. Kvėpuojam, gilūs įkvėpimai, iškvėpimai per burną. Gerai. Dabar kelsim vieną koją. Stalo pratimas, bet pradėsim nuo koją slystą. Slysta koja, išvažiuoja tolyn ir keliam koją ranką aukštyn. Nuleidžiam žemyn, grįžta koja. Išslysta koja, keliam įstrižainę aukštyn. Nuleidžiam koją, grįžta į atgal. Kartuojam. Paskutinis. Grįžtam. Dabar pakelsim vieną įstrižainę aukštyn. Čia sustosim, čia pradinė mūsų dabar padėtis. Ir darysim kelias su alkūnė susitinka, siekiam tolyn į neutralų stuburą, nekeliam kojos per aukštai, susirečiam į kamuoliuką, išsitiesiam. Darysim 5 kartus. Dar vieną šitai pusiai. Ir kai ištiesiam, nuleidžiam, keičiam įstrižainę. Važiuoja koja, pakeliam ją aukštyn ir alkūnę link kelio tiesiam.
Iškvepiam, tiesim, įkvepiam, pritraukiam. Iškvepiam, įkvepiam. Paskutinis. Leidžiam galūnes. Dabar pasivaikščiojimas. Tai esam ant 4, dedam vietoj delno alkūnę ir dedam kitą, lipam aukštyn. Dabar pradedam nuo kitos rankos. Visada pradedam vis nuo kitos rankos. Žingsniuoti žemyn. Ir gan greitas tempas, toks pasivaikščiojimas. Leidžiam stuburui truputį suktis. Tai alkūnės vėl delną pastato, vietoj delno alkūnę toj vietoj. Ta įstrižainė. Gerai, liekam ant 4. Ir darysim netikrus atsispaudimus, tiesiog lenksim ranką žemyn ir lyg su nosim bandysim prisiartinti prie grindų, grįšim į atgal. Lyg su nosim bandom pasiekti grindis, alkūnės leidžiasi palei šonų žemyn, tiesimės atgal. Įkvepiam žemyn, iškvepiam aukštyn. Porą pakartojimų. Gerai. Dabar atidarom vieną koją į šoną, jinai yra tiesiai su klubu ir pėda pasukta šonu. Darysim atsidarimus į tos kojos ištiesos pusę ir po to lyst pro adatą, lenkiant alkūnę, ranka lenda pro tarpą. Tai rotacija į lubas ir stuburo rotacija į grindų pusę. Įkvepiam, atsidarom, iškvepiam, užsidarom. Dar vieną kartą. Ir keičiam kojas. Kita koja. Kvepiam, atsidarom. Paskutinį. Įkvepiam. Iškvepiam. Grąžinam rankas, grąžinam kojas. Dabar keliausim į pasivaikščiojimą į lentą. Tai ištiesim vieną koją, įremsim, pristatysim kitą, užfiksuosim padėtį, pareisim atgal. Vėl įkvepiam, pasiruošiam, iškvepiam, tiesim vieną koją, įsiremiam, pristatom kitą koją. Įkvepiam, išlaikom poziciją, iškvepiam, pareina viena koja, pareina kita koja. Ir tojam dar kelis kartus. Vis keičiant, nuo kurios kojos pradedam. Darom lėtai. Svarbiausia įremti tvirtai pirmą koją, tada antra koja prisistatys labai ramiai. Ir nereiks didelių pastangų įdėti. Ir paskutinis. Biškį pailsinam riešus, jei reikia. Papurtam dabar. Ir dabar sekantis bus kojos kėlimai lentoje. Grįžtam ant 4. Ištiesim vieną koją, įsispiriam, ištiesim kitą koją, įsispiriam ir keliam vieną koją aukštyn, nuleidžiam, keliam kitą koją aukštyn. Padarom po 4 kartus kiekvienai kojai. Paskutinis. Dedam kelius, sėdam ant kulnų į atsipalaidavimo padėtį.
Pakvėpavę į nugarą, pailsėję. Keliamės atgal. Apsisukam, kad kojos būtų į priekį. Delnai nagai žiūri į sėdmenis. Pakeliam krūtinkaulį į priekį, bet ne šonkaulius, o tikrai krūtinkaulį ir raktikaulius. Išsitiesiam. Ir dabar kelsim dubenį aukštyn. Kojos sulenktos, biški gali būti toliau, kad kai atsikelsim, keliai per daug neišvažiuotų į priekį. Ir leidžiame žemyn ir prisimenam, kad išsitiesiam. Ir kartuojam. Keliam dubenį aukštyn, užfiksuojam padėtį, leidžiam žemyn, padedam. Žvilgsnis visada į priekį. Padedam dubenį, ištiesiam kojas į priekį ir lenksimės spine stretch forward. Ištiesiam rankas ir lenkimės per galva kaklas krūtinę lyg per kažką. Čia įkvepiam, grįžtam į atgal. Išsitiesiam. Galva kaklas krūtinę lenkimės į priekį, įkvepiam, išsivyniojam. Bandom ilginti stuburą, laikyti ištiestas kojas, kad temptų galinę liniją. Gerai. Dabar sulenkiam kojas, rankas už galvos ir darom pasisukimus. Iškvėpt, sukomės aplink savo ašį, bandom pažiūrėti už savęs. Įkvėpt, grįžtam į centrą. Dabar nepulsuojam, o jausmas, kad siekiu. Įkvėpiu, grįžtu. Iškvėpiu, siekiu pasisukti. Įkvėpiu, grįžtu. Dar po kartą. Gerai, ištiesiam rankas į priekį ir leidžiamės žemyn, gulamės, kol atsiguliam ant kilmės. Rankos labai plačiai, kojos irgi atskirtos. Ir dabar darysim, verčiam dubenį į vieną pusę, galvą į kitą pusę. Tas atsipalaidavimo pratimas. Ir viskas grįžta įkvėpimo atgal. Iškvėpiam. Įkvėpiam, gražinam. Iškvėpiam, nuverčiam kojas ir galvą į priešingą pusę. Įkvėpiam, gražinam. Jeigu tempia stipriai ką nors, tai galima įkvėpimu pabūti iš toj padėtį ir iškvėpimu važiuoti į kitą pusę. Tada bus įkvėpiu, ilgiau pabūnu. Iškvėpiu į kitą pusę. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Dar kartą. Paskutinį. Gerai. Dabar rankos prie šonų. Pakeliam vieną koją, pakeliam kitą koją ir darom toe tap. Apšylam. Jungiam pilvo presą, apšylam, suprantam, kiek reiks čia laikyti, koks kojų svoris. Tai pajauskim, pilvą junkim, kojos sunkios ganėtinai, pilvui turi būti ką veikti, jas leidžia žemyn aukštyn. Jeigu pilvą paleidžiat ir atpalaiduojat, tai tada tikrai nepajausit kojų svorio. Tai laikom tvirtai, kietas pilvas turi būti, kai kojas leidžiu žemyn ir išlikti viso judesio metu įtemptas.
Dar po kartą kiekvienai. Taip. Grįžta kojas į kėdutę. Susitvarkom padėtį, jeigu reikia. Turi būti asmeninis tarpelis. Rankos į lubas, nusileidžia prie šonų. Ir dabar be atsilenkimo tik rankų judesiai, pečių mostai. Įkvepiam 5 mostai. Turite iškvėpti garsiai, kad girdėtųsi. Giliai, giliai įkvėpti ir garsiai ištuštinti visą orą, kad šonkauliai nusileistų. Kylam į atsilenkimą ir tęsiam. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam ir sustabdom, nusileidžiam žemyn, nuleidžiam kojas, išsitiesiam į pilną. Išsitiesimą kojas ir rankos tolyn, pakvepuojam ištemptą pilvą. Gerai, pritraukiam vėl kojas artyn. Susirandam vėl pradinę gražią padėtį. Rankos prie šonų, pakeliam vieną koją, pakeliam kitą. Kojos atsidoja varliai, kulnai kartu keliai atidaryti. Rankos pakyla į viršų. Pakylam į double leg stretch pratimą. Tai vienu metu tiesim kojas tolyn, o rankos išsities šalia kojų, maždaug kelių lygį. Ir grąžinsim jį atgal. Iškvepiam. Tiesiam kojas rankas, įkvepiam, grąžinam. Iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam, įkvepiam. Paskutinis pritraukiam kojas. Pasibuojam į šalis, atsipalaidavimo padėtis. Pasiridenam. Gerai. Grąžinam kojas, rankas, kojos lygiagrečios, rankos į pečių plotį. Ir dabar darysim, kad atidarom tą pačią ranką, tą pačią koją į šoną. Darom tą pačią ranką, tą pačią koją į šoną, kita ranka koja pavirsta ir siekiam į lubas. Mes tiesiog ant šono esame nugriuvę. Ir tada ridenamės į atgal, grįžtam vėl ant nugaros ir po to į kitą pusę darom taip pat. Susiridenam, grįžtam atgal. Ir pasivartom tai vieną, tai į kitą pusę. Paliekam šitą ranką koją į lubas, bandom, neleidžiam nugriūt paskui ant grindų esančią koją ranką. Ir grįžtam. Ir kitą pusę. Dar po kartą. Nusileidžiam kojas rankas, ištiesiam kojas, rankos prie ausų. Dabar bandysim į roll up padaryti, į pilną atsisėdimą. Sėdamės ir bandom atsikelt, bet turi kojos nekilt. Lenkiamės į priekį, leidžiamės į atgal. Jeigu kojos kyla, tada galima pasinaudoti koją prisitraukimui. Sulenkiu ir prisitraukiu. Lenkiuosi į priekį padėjusi koją. Kai leidžiuosi, bandau arba be kojas, arba už kojas prisilaikau. Bet geriau būtų stengtis padaryti taisyklingai. Bet jei neišeina, galima pasinaudoti tą koją. Iškvėpimu.
Dar 2 kartus. Kėlam į priekį, pasilenkiam, įkvepiam, iškvepiam, leidžiame žemyn, nuleidžiam rankas link ausų. Paskutinis kartas ir grįžim gulėt. Grįžtam gulėt, pritraukiam kojas, delnai žiūri į kelius ir vėjo malūnai rankoms. Tai viena ranka link ausies, kita link dubens, daro didelį ratą, grįžta atgal tiesiai. Atidarom, posūkis, grąžinam. Dabar 5 ratai vyksta ta pačia kryptim gaunasi, visada tuo pačiu ratu važiuoju. Viena ranka link ausies ir ta pati ranka link klubo visada vienodai, o dabar po 5 jau keičiam, atvirkščiai. Ta, kuri leidosi link ausies, dabar link dubens ir atvirkščiai. Gerai. Nusileidžia rankos prie dubens. Kojos truputį toliau kulnais, rankos tvirtai atsiremia į žemę, darysim dubens vyniojimą. Prispausim juosmenį ir vyniosim dubenį aukštyn iki tiesios linijos, kol klubai atidaro, ir tada leidžiamės iškvėpimu žemyn. Įkvėpiam, leidžiame žemyn. Darysim 10 pakartojimų. Jeigu jaučiasi nemalonu juosmenį, tai geriau kojos arčiau. Bet jeigu norim daugiau kojom darbo ir priekiui, ir galui, tai tada kojos truputį toliau. Bet turi nugaros neskaudėti. Visada judesys vyksta iškvėpimu. Tegu būna čia paskutinis, nusileidom. Gerai, dabar užkryžiuosim vieną koją, padarysim kojos tempimą. Pagausim kitą koją ir tempsim koją link pilvo. Turėtų tempti sėdmenį, šlaunį. Tos užkryžiuotos kojos. Kvėpuojam. Patempsim statiškai. Ir sukeisim kojas. Pritraukiam kitą koją ir tempiam. Paleidžiam. Gerai. Dabar versimės ant šono. Staisysim į tiesią liniją torpedos. Gerai. Darysim 3 torpedas. Tai bus atitraukėjam šlaunų darbas, įtempiam pilvą, juosmeninis linkis, turi būti čia tarpelis, įsitaisom, pakeliam viršutinę koją, pritraukiam apatinę, nuleidžiam viršutinę, nuleidžiam apatinę, nuleidžiam viršutinę. Gaunasi judesys pristatomuoju žingsniu. Jei galiu nesilaikyti, ant grindų tai nesilaikau. Ranka arba ant dubens sulenkta, arba ištiesta. Galva, krūtinė, dubuo, viskas vienoj linijoj. Gerai, paskutinis.
Ir dabar viršutinę koją pakelsim, apatinė darys prisitraukimus. Iš vidinių šlaunų judesys vyksta pritraukti vidinę šlaunis. Stengiamės neskubėti, padaryti pilną judesį. Gerai, nuleidžiam kojas ir dabar trupučiuką atkeliam kelis centimetrus nuo žemės, darysim, kad su ranka dabar laikomis, darom žingsniavimą vietoj. Keičiam kojas. Bandom balansuoti, toks labiau sunku išsilaikyti. Pratimas, išlikti padėty. Gerai. Ir dabar keičiam pusės. Staisom kitoj pusėje. Į tiesią liniją, ranka ant dubens, jeigu gali būti. Pakeliu viršutinę koją, pritraukiu apatinę, nuleidžiu apatinę, nuleidžiu viršutinę. Kojam. Dar 2 pakartojimai. Pristatomuoju žingsniu. Dabar viršutinė pakyla, apatinė tik tai traukiasi aukštyn žemyn. Gerai. Nuleidžiam abi kojas, tada pakeliam centimetrą kokį nuo žemės ir žingsniuojam. Prisilaikyti galim su ranka priekį. Svarbiausia išlikti su dubeniu, nevartyti dubens. Aišku, ir krūtinė tvirtai, viršutinė dalis kuo ramesnė. Kojos žingsniuoja. Paskutiniai žingsniai. Ir sustojam, verčiamės ant pilvo. Apsivertėm ant pilvo, padarysim kobras. Rankos bus akių lygiai, kakta padėta ant žemės, kojas plačiai pasuktos į išorę. Atsirėmęs yra dubuo, krūtinkaulis ir kakta. Įkvepiam ir iškvepiam lyg su nosim, ridenam kamuoliuką, keliam galvą, kaklą, krūtinę, kylam į kobrą. Įkvepiam, leidžiame žemyn įkvėpimu. Ir vėl iškvepiam. Galva, kaklas, krūtinė. Kylam į kobrą. Įkvepiam. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Iškvepiam, kylam. Dar vieną kartą. Dabar pakilsim, galvą atkelsim nuo grindų ir rankas atkelsim. Maždaug galva ir delnai tam pačiam aukštį. Žvilgsnis liks į kilimėlį, o mes čia darysim rankomis plaukimą. Tiesim rankas tolyn, lenksim kaip viščiukų sparneliai, tik gulint ant pilvo. Stengiamės lygiai grečiai grindims išlaikyti. Čia alkūnės turi būti žemiau prie šonų negu delnai. Delnai turi būti aukščiau. Dešimtas. Nuleidžiam rankas, patys nusileidžiam. Delnas ant delno pasidedam kaktą. Ir dabar pakvėpuojam į pilvą. Įkvepiam giliai, išpučiam pilvą į grindis. Iškvepiam, atsidūstam, pilvas pakyla. Įkvepiam, pilvas į grindis. Iškvepiam, atsipalaiduojam.
Paskutinį kartą. Ir tada atsistumam, sėdam ant kulnų, trumpam išsitempiam, ištempiam nugarą, dar kelis kartus įkvepiam, iškvepiam. Tada išsiviniojam. Dabar darysim taip. Pėdas pastatom V raidėjai. Rankos įsiremia pirštų galais į grindis ir keliam dubenį aukštyn, o kojos lieka sulenktos. Ir dabar nepilnai ištiesiam kojas ir nepilnai pritupiam. Padarom 10 kartų. Beveik ištiesiu, beveik atsitupiu. Tokie pritupimai. Dar vienas. Ir lieka galva žemyn, kojas kulnus atskiriam, atpalaiduojam rankas, galvą, kaklą ir padarysim nusiviniojimų pabaigai. Išsiviniojam dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva, atsistojam. Ir vėl galva, kaklas, krūtinė, leidžiame žemyn. Įkvepiam apačioj, iškvepiam dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva, atsikeliam. Paskutinį nusiviniojimą tikrai segmentiškai, slankstelis po slankstelio. Vėl apačioj paleiskit kaklą, rankas, pasiuvuokim į šalis. Grįžtam į centrą ir lėtai, galvojant, kad augu aukštyn, dėlioju stuburą, bandau išilgėti nuo pat grindų. Įkvepiu, iškvepiu ir užbaigiam treniruotę.